Sveiki. Šiandien pabandysiu parodyti Jums dar vieną būdą, kaip galima šiek tiek sutaupyti, perkant savo Ryanair avia bilietus. Prieš pradedant noriu pabrėžti, kad šis taupimo metodas efektyvus bus tik tuomet, kuomet jūs planuojate pirkti bilietus į abi pusės. Tai yra skrydžiui pirmyn ir atgal. Na, o kad būtų dar aiškiau, tai tuomet, kada skrydžio tipografoje pasirenkite Return Flight. Na, kaip matote mūsų pavyzdyje, šiandien mes bandysime įsigyti 4 bilietus iš Londono Stansted oro uosto į Portugalijos Faro uostą ir atgal į Londoną. Taigi, suvedę visą reikalingą informaciją į skrydžio paieškos laukelį, spauskime Book Now mygtuką. Kaip matote šiame puslapyje, 4 bilietai iš Londono į Faro ir atgal mūsų pasirinktomis datomis mums atseitų apie 430 Didžiosios Britanijos svarų. Arba po beveik 69 svarų žmogui skrydžiui pirmyn ir apie 39 svarus žmogui skrydžiui atgal. Tačiau dabar pažiūrėkime į skrydį atgal, tai yra konkrečiau į skrydį iš Faro į Londoną. Aš tikiuosi, kad jau daugelis iš jūsų žino, kad Ryanair svetainėje jūsų skrydžių kainos valiuta priklauso nuo krypties, iš kurios jūs išvykstate. Tai yra, jeigu jūs vykstate iš Didžiosios Britanijos, jūsų bilietai visą laiką bus pateikti Didžiosios Britanijos svarą, jeigu vykstate iš Lietuvos. Tai yra, jeigu perkate bilietus iš Lietuvos, jūsų bilieto kaina bus pateikta litais ir taip toliau. Taigi, mes žinome, kad mes skrendame iš Londono į Faro, tačiau mūsų skrydis atgal yra iš Faro į Londoną. Na, o Faro, kaip žinia, randasi Portugalijoje, kurios nacionalinė valiuta nėra svarai. Taigi šioje vietoje būtų įdomu pasižiūrėti, kiek mums kainuotų bilietai iš Faro į Londoną, jeigu mes juos pirktume atskirai nuo skrydžio iš Londono į Faro. Taigi dar kartą atsidarykime Ryanair svetainę. Na ir tai padarę skrydžio paieškos laukelėje, suveskime informaciją skrydžiui iš Faro į Londoną. Na, kaip matote, kaip ir pirmojo skrydžio paieškoje, mes palikom tos pačius 4 keleivius, tik šiuo atveju pasirinkome skrydį iš Faro į Londoną 24 balandžio, tik skrydžio tipo grafoje pasirinkome ne skrydį abu galus, bet skrydį vieną kryptimi. Tai yra one way flight, kadangi mus domina tik tai skrydžio iš Faro į Londoną kaina. Na, ir užpildę šią lentelę reikiamą informaciją, spauskime Book Now mygtuką. Kaip matote, šioje lentelėje mūsų skrydžio kaina yra kitokia ir čia ji pateikta eurais. Tai yra dabar mūsų skrydis iš Faro į Londoną balandžio 24 dieną kainuotų apie 43 eurų žmogui, arba apie 172 eurus 4 asmenims. Taigi dabar paskaičiuokime ir pažiūrėkime, kuomet mūsų bilietai kainuotų pigiau. Ar juos perkant kartu, ar perkant atskirai. Taigi viskas, ką mums dabar reikia padaryti, tai tiek bilieto kainą eurais, tiek bilieto kainą svarais, paversti į valiutą, kurią mes ketiname įsigyti savo bilietus, tai greičiausiai bus litai, ir pažiūrėti, kuri iš sumų bus mažesnė, ir taip išsiaiškinsime, kuriu būdu, perkant bilietus, mes sutaupytume labiau. Taigi, jeigu mes pirktume savo bilietą iš Londono į Faro ir atgal vienu sykiu, tai yra tai, kaip darėme štai šiame puslapyje, mes už bilietą iš Faro į Londoną mokėtume 38,49 Didžiosios Britanijos svarus. Na ir šią sumą pavertus į litus pagal šios dienos, tarkim, SEB banko valiutų konvertavimo kursą, kuris, kaip matote, šioje lentelėje yra lygus 4 litams beveik 24 centams, mes gautume apie 163 litus 13 centų. Na ir padauginus 42,99 euro centus iš santykio, kuriuo SEB bankas keičia eurus į litus, mes gausime 148 litus 81 centą. Na, o tai reiškia, kad pirkdami savo bilietus atskirai, mes sutaupytume 14 litų 32 centus bilietui. Na, o kadangi mes planuojame įsigyti 4 bilietus, suma, kurią mes sutaupytume savo bilietus
pirkdami atskirai, būtų apie 57 litus. Vėlgi, turiu priminti jums ir tai, kad pirkdami savo bilietus atskirai, jūs sugaišite šiek tiek daugiau laiko, nei įsigijant juos kartu. Na, kaip kažkuriame iš savo video jau esu minėjęs, atliekant papildomą Ryanair aviabilietų įsigijimą, žmogus, kuris tai daro, tarkim, pirmą kartą, maksimum sugaištų 35-40 minučių daugiau, nei juos įsigydamas vienu kartu. Taigi, prieš naudojant šį būdą praktikoje, jūs visą laiką įsivertinkite ir laiko sąnaudas, kurias jūs turėsite sugaišti, norėdami šiek tiek sutaupyti, na ir įsivertinkite asmeniškai, ar tai jums apsimoka, ar visgi jums geriau išleisti šiek tiek daugiau, bet turėti, tarkim, pusvalandį daugiau laisvo laiko. Taip pat noriu pabrėžti, kad šis taupimo būdas jums tiks taip pat ne visuomet. Kadangi ne visomis valiutomis parduodami aviabilietai, perkant juos atskirai kainuoja pigiau negu perkant juos kartu. Pavyzdžiui, perkant bilietus iš Lietuvos į Londoną ir atgal, dažniausiai apsimoka juos pirkti kartu. Taigi mano pagrindinis tikslas šiame video buvo jums pristatyti dar vieną būdą, kurį taikant praktikoje kartais galima sutaupyti ir savo Ryanair aviabilietus nusipirkti pigiau. Tačiau tai tikrai nereiškia, kad visais šiais patarimais, kuriuos aš jums stengiuosi pateikti savo video, jūs turėtumėte remtis visuomet pirkdami savo Ryanair aviabilietus. Visą laiką rekomenduoju jums skaičiuoti. Skaičiuoti ir pasirinkti būtent tą būdą, kuris jūsų atveju yra naudingiausias. Na, šiandienai tai yra visa informacija, kurią norėjau su jumis pasidalinti. Na, jeigu norite sužinoti daugiau būdų, kaip sutaupyti perkant savo kelionės bilietus, apsilankykite svetainėje 4travel.lt, kur rasite ir daugiau informacijos apie tai. Na, tai tiek, draugai, ačiū už dėmesį ir kaip visą laiką gerų kelionių.